Sveiki, draugai! Tai sveikinus šį kartą iš Gruzijos, kaip gruzinas sakytų, Gomardžioba. Esam Kutaistio mieste ir ruošiamės keliauti į kalnus. Transporto kol kas nerandam, atradom labai gražų mašiniuką. Vaikystėje man teko važiuoti su tokiu. Tai sprendžiam problemą, kaip nuvažiuoti. Kaip man seksis į kalnus keliauti, lipti. Kviečiu žiūrėti, bet prieš tai paspaudžiat like, užsiprenumeruokit, kas nesusiprenumeravėt, galit patapti Contribui rėmėjais. Video prašyme yra nuoroda. Ir į naujus nuotykius Gruzijoje. Ahoj! Geresnė? Nu, nežinau, čia, žinai. Žodžiu, važiavom, mumis boltas įspyrė, nes nuošliauža yra ir neina pravažiuoti. Tai žodžiu, mums siūlė grįžti atgal, bet mes atgal nenorim. Tai bandysim praeiti šituo keliu 5 km iki kito kaimelio. Ir ten dar liko mums apie 25 km. Tai gal pasigausim kažką kaimelį. Jau praktiškai tų valandų nėra daug. Už valandus gal temsim, bet mes spėsim kažkaip nueiti. Jeigu ką, palapinę statysim. Gomardžios. Nu, čia toks regionas, kur labai daug nuošliaužų. Čia matyt irgi kelią užtvėrė. Naujas tiltas nebaigė statyti. Kebra tusinas visi šnekas, nes nieko nepraleidinėja. Žodžiu, su Boltu irgi istorija, kad išsikvietėm Bolto 120, paprašėt 160, mes nusidarėjom iki 150, o galų gale vis tiek sumokėjom 120 už nepilną kelionę. Aišku, čia per tešlynus einam, gal gruzonai mums neprimuš. Žodžiu, pirmą dieną prasidėjo su nuotykiais. Nu, bet mes kaip ir turim dar atsargos. Svarbu rytoj pradėti žygiuoti į kalną. O šiandien galim dar zigzagais pakeliauti. O žodžiu, kelio nuošliauža viršui. Nėra kelio realiai, susisuardė. Matyt, nesenai čia kažkada paplovė. Džaračio regionas jau toks yra. Mažai išvystytas. Bet kaip tik mums tokiems iššūkių nebentiems žygeiviams. Atkirto jos visus man. Jo. Žodžiu, visi laukia pravažiavimų. Tai planas dabar yra 4 km nueiti iki miestelio, apsižiūrėti, arba kažkokį taksą pasigauti, arba permiegoti rytoj, bandyti laimę. Nes kiek suprantu, mikriuškas važiuoja ir tais. Bandom stabdyti, nieks nestoja. Truputį pavažiavom porą kilometrų. Dabar sprendžiam, ką daryti. Ar iškoti nakvynės vietos, ar toliau važiuoti. Дошов идете? А сколько? 50? Ага. Сейчас Klausyk 50. Važiuojam dabar į šovį, tai biškį pasidarėjom, dar nudarėjom šiek tiek. Bet būsim bent vietoj, rytoj galėsim pradėti iš pat ryto žygį. ანუ დღეს უნდა დარჩეთ ისა გლოლაში რა, შოვში და უნდა წავხვიდეთ მერე ისა დილაზე რა. დღეს ვეღარ წავხართ, იმიტომ А мы пешком будем? Да, тогда пешком. Ну да, конечно, да. Да, конечно. чудом чер წავხვიდეთ. Только если погода будет, не будет, короче, не надо рисковать. Ну да, нет, да, конечно, если будет оттуда и Литва. есть паспорт? Да, конечно. Можно фотографировать? Сегодня приехали? Да. Прямо в Латвию? Да. Смотри. Žinai, paprastas dalykas gali praleisti. Blem, koks ir smaldy. Tai yra, žinai... Ne, nu, tipo, žinai, gal, tipo, kad išlipsim, jeigu dingsim, žinai, tipo, pasai gal, tipo, dėl to. Ne, dėl to, matai, pasienio zonos, čia kaip jie turi teisinį, pasienio zonos Ai, čia pasienio zonos kitos? Su Rusija, jo, nes Rusija netoli yra.
Bet esmė, žinai, Udziro tai nėra, jis nėra pasienio zona, bet nu, tai tipo bijo praleisti, nu, čia apsimeta, kad čia labai saugiai, žinai, kad tipo neleidžia, bet nu, Я сейчас разговаривал с моим начальником, aha, а хорошо. он сказал, никак не можно, там рейская зона. Aha. Можешь обратно ехать. Там зона, там рейская зона. Вот отсюда, Акия Мухаева Уксанет. Nu, tada man... Ale, Taivanis sadame, раньше юристки нас араться посадили. Jo, važiuom su policijos palydimu, nu, žodžiu, iš vis čia išvarė iš to miestelio. Kažkur važiuojam. Po vietos žino labai geras policija. Tai mums dušmanas irgi važiuoja, tai numatysim, kom čia viskas baigsis. Nu va, žodžiu, palapiniai mes jau. Tai atvežė policija, parodė, kur pastatyti palapinę, tai mes išsirinkom, pasistatėm. Tai nežinom, viską mums uždraudė. Žodžiu, uždraudė mums eiti. Nelegalai, žodžiu. Jo nelegalai į kalnus, tai matysim, rytoj dar nuspręsim, jeigu geri orai, tai vis tiek keliausim kitų kelių ir bandysim ten užsikarti. Labas rytas, pabudome ir kelkimės. Tai šiandien biškį ilgiau pasivartėm iki 8. Su vakar buvom šis beveik nemiegoję visą parą. Tai visai gerai miegojom, šiaip tik parečiais buvo biškį šaltoka. Tai koks šiandien dabar tikslas šios dienos? Tai pavalgom ir bandysim patekti į tą zoną, kur vakar, žodžiu, policija neleido. Nors ten kaip oficialių jokių draudimų kaip ir nėra. Bandysim mes kažkaip nepastebint patekti tą taką. Ir po to jau tikrai ten nieks mūsų nepastebės. Tai mes pavalgom ir reikia keliauti, nes apie 7 valandos yra iki to ežero. Ir pakankamai aukštai yra ten, apie 2, beveik 3 km aukštį. Dar galim paminėti, kad šitam regione, kodėl čia policijos daug yra, kadangi prieš mėnesį čia nuošliaužą ir vieną kaimą palaidojo su 32 gyventojais. Tai dabar ta policija, žodžiu, ten tą kaimą saugo, tvarko turbūt, o ten mūsų vienas takas prasideda. Bet per to tako mes jau vakar išsiaiškinę nepateksim, bet yra dar vienas takas. Tai vat per to kito tako, jis yra apie 2 km nuo tos nuošliaužos. Tai ten kaip ir nėra policijos ir ten bus galima pradėti kelionę. Čia va yra tokia vieta šalia nakvynės visai, sako, bus vanduo geras, o iš tikrųjų tai gazuotas vanduo, buržomis čia bėga iš apačios. Tik labai įdomiai reikia sulaukti, nepastoviai bėga, bet karts nuo karto. Ar dėl slėgio daug. O, kaip putoja. Iš ryto pats tas. Aš žiaurus fanas esu mineralinių vandenų, tiek lietuviškų, tiek gruziniškų. Va, mums viršuje reikės į tą kalną netoli užlipti. Tai čia mūsų šita diena šiandien bus pati sunkiausia. Pusryčiam bus avižiniai, dribsniai, greitai paruošiami. Čia rašo 3 minutės. Va, vanduo užvirs, supilsim, palaikysim ir valgysim. Oho. Dulkošis, skonio labai neatsakau. Dar gaisrininkai ieško. Vieno žmogaus vaiko ieško, gal kur ras žuvusio. Pasukom, policijos nebuvo, nors labai vengiam su jie susitikti, kad net pažintų mumis, nes vakar mes buvom ten susitikę. Tada pasukom į žygio pradžią, vietą, kur jau civilizacijos nebebus, tik tai miškas ir kalnai. Nesimat dabar, čia vat reiks mums ten į viršų varyti. Žodžiu, žvirtas mūsų takas. Ką čia daugiau daryti? Medis gal metro skersmens.
Bandyti apeiti. Per apačią neįmanoma, per viršų nebent. Jeigu yra galimybė. Na ir statumas. Beveik 3 km jau lipam. Tai kažkur užkilom 400 metrų. Čia gerai vingiuoja. Per mišką gerai vėsu bent. Šiaip sustoja, nėra šilta. Bet eit pats tas. Vaikai ežerį rašo 3 valandas 5 km. Nu pažiūrėsim, gal per tiek ar nueisim. Gražus per tokie krituoliai. Mindaugas nenori net žiūrėti. Galva purto. Sakė, reikia sportuot grįžus. Jo, nu čia yra ką veikti iš tikrųjų. Aš dar kažkiek bėgiojau, bet čia, žinau, nėra lengva ir bėgiojant. Per tokią statmeną. Policininkai prigąsdino, kad yra meškų ir vilkų. Tai reikia pagąsdinti einant, kad netyčia nesustiktum kur nors. Mes tyliai su Mindaugu einam, kad netyčia kur neužliptumėm. Aišku, čia daugiau juokauju, bet yra buvę tokių dalykų su meškom, kad esam prie per 10 metrų. Kas per grožis laukia. Mums kažkur ten šuniau reiks užlipti. Jo. Nu va, 2 km pasiekėm aukščio. Dar apie 800 metrų į viršų. Nežinau, kilometrais kiek čia. Ėjimo gal, nežinau, rašo ten 3. Tai yra 5 rašė, bet kiek iš vis čia yra sunku pasakyti, kiek mes čia privingiuosim. Tikiuosi suspėsim, nes čia nelabai kur vietos pastatyti palapinę tokią. Nelabai lygi vieta. Užkandom truputėlį. Šoninės rūkytos su duona. Medžių mažėja po truputį. Jau čia beveik 2,3 km aukštis. Tai ir medžių mūsų beržai, mėlynės, rododendronai. Žodžiu, jau tokie tipiški aukštų kalnų. Visą laiką tai varydavom tik į viršų. O dabar biškė toks nusileidimas lengvesnis. Šiaip žiūrėjau, nusikalėm jau pirmą dieną, bet tokia statumo tai. Nu, bet gerai. Judame priekį, dar turim kokias 3-4 valandas. Tai gal užspėsim užlipti iki ežero. Apkirsim šitą upę. Upė tai gražiai konkuliuoja. O viršui ten 3,2 km viršūnė, bet mes ten nekeliausim. Mes va ten kažkur lipsim. Jo, mes lipsim į priekį, ten į viršų. Kol kas nelyja, bet atvėso jau, atvėso aukščiau palipus. Nu dabar kokie 2,6 yra aukštis. Kaip ir nestačiai, bet vis tiek sunku lipti. Kuprinės vis tiek savo daro. Koks fantastika kalnas.
žygio vitaminai. Ir ką pertrauką damušinėti. Pasakaitė. Na, koks pupso kalnas. Fantastika. Grožis kas. O, fantastika. Gražumėlis. Gražumėlis. Fantastika. O, koks grožis. O, kokie vaizdai. O, kaip gerai be kuprinės. Kas per grožis, per grožybė, tie kalnai. O, visa panorama čia. Čia po 3-2 viršūnės aukščiausios. Grožis. Nu, dėl tokių vaizdų verta kankintis visą dieną. Dar 800 metrų iki ežero. Pažiūrėsiu tavo agoniją. Jo. Nu, aš toks irgi jau leisgyvis, bet dar optimizmas man nedingsta. Vargsta. Po truputį. Gerai. Super. Akimirka, kurios visą dieną laukiam. Pažiūrėsim, kas per vaizdai. O, saulutė. Super. O, fantastika. O, kaip gražu. Super. Debesėliai. Nu va, pasiekim savo aukščiausią žygio tašką. Vau, Dziro ežeriukas, prie kurio mes nakvosim. Super, mėlyna spalva. Gaila, saulė pasislėpė jau. Jau nebe tokie vaizdai bus. Bet dar ežerą apšviečia. O, super. Grožis. Nu va, turbūt paskutiniai kadrai, saulė kaip ir nusileido. Gražus atspindys ežere, kalnų. Ir saulė jau kažkur toli nusileidžias. Na, eisim valgyti, grikius daryti, palapinę statyti ir įsikurti. Nu va, žodžiu, darau valgyti jau. Ir tik atėję, kai ką radom. Va, čiačius buteliuko šviečia. Kažkas paliko, padėjo. Turbūt kaip mums tokiems, kur nieką nepasiemam. Nors gal ir nereik, va. Tai yra grikiai verda. Mindaugas palapinę stato, daiktai sumesti. Superinis vaizdas.
Grikiai su šoninė. Net nesvelius, man jau daug atrodo. Visai tu? Irgi? Vieną mamą aš nematau. Tai buvo pasimti tada. Štai. Negalėsi kelti. Anus nežinos ką? Limonadą gal. Boržomis gruziniškas. Radom, tai paragausim. Vietinis, mineralinis. Oi, koks. Daug mineralų. Koks mineralizuotas. O čia tai mineralų tikrai yra. Labai gazuotas. Esam palapinė jau. Pusė 9 daugiau nėra ką veikti, nenorim sušalt. Ir eisim miegoti. Rytoj bandysim keltis, gražių kadrų ir vaizdų gaudyti. Labanakt. Neišneša. Ir auto neišneša, tik to. Labas rytas. Nu, naktelė buvo tokia visoka. 8 nuėjom miegot. Apie 7 kėlėmės. Tai iš principo miegas buvo, nu, gan ilga naktis. Taip varčiausi. Mindaugas sakė, irgi vartėsi ilgai. Toks nelabai gerai miegas. Nu, šalta nebuvo, bet, taip sakyčiau, visoka buvo. Ką, viskas apšarmuoja iš tikrųjų. Kažkoks minusiukas turbūt lengvas buvo, gal apie 0. Po truputį kyla saulė. Tai tuoj viskas čia čils. Nes dabar viskas apšarmuoja, tai bus šilčiau, galėsim atsigerti arbatos jau, atsisėdus, nes dabar reikia vaikščiot, kad nesušaltų. Vakar, kadangi sutemo, tai nieko nepapasakoju apie vakar, kiek mes čia nuėjom. Žodžiu, sumoje mes nuėjom apie 10 km vakar. Sukilom nuo 1,5 iki 2,9. Tai čia gausis beveik 1,400 km. Tai čia mano asmeninis rekordas per dieną. Nesu dar tiek aukštai užkilęs. Nu, bet sunkiai diena buvo, abudu keikėmės su Mindaugu. Tai va, tai oi, vaizdelis dabar superinis jau atsivėrė. Mindaugas vandens parnešė, kaisim arbatą, dribsnius valgysim ir kaifuosim. Pirmas patiekalas šoninė su kartenėm laukiniam ir juoda duona lietuviška. Jo, bet ką mes čia gaminsim arbatą, nes čia per daug iškyra. Tų puodelių turime. Ir desertui bus dribsniai su džumbo razinomis.
Per daug vandens čia gal, ar ne? Nejaugi. Susipakavom ir keliausim dabar atgal. Kol kas oras geras, bet visko gali būti. Nusileidžiant šiaip būna nuotykių, tai ant šiknos gali paslyst, nes nusileidžiant yra šiek tiek fiziškai lengviau, bet užtat mažiau saugiau. Nu va, dabar ten į viršų į kalną, pati aukščiausia mūsų kelionės vieta 2 km 900 metrų. O ten yra viršui perėja, kur mes planavom eiti, bet mums nepasisekė patekti per policiją 3 km perėja. Mes būtum atėję iš tos pusės ir būtum grįžę, kur vakar atėjom, pro tą pusę. Ir ten už tos perėjos realiai matosi Šiaurės Osetija, Rusijos okupuota teritorija. Bet gaila, pamatysim, kaip atrodo. Bet gal ten nieko ypatingo ir nėra, taip pat kalnai. Ten neįgyvenama yra nieko. Kur nelinguoja kažkaip. Kažkas negerai. Ar virš reik susiveržti? Ten buvom sustoję. O, kaip čia atrodo gerai. Žiogai čirškia. Va, mūsų iš čia pradėjom. Tai aukščiausia vieta mūsų, 2 km 900. Ir nusileidom dabar turbūt į kokius 200 metrų į apačią. Papietavom ir dabar leisimės jau į mišką. Keliausim per mišką, beveik kilometras stačiai. Tai realiai aukštis bus kilometrą nusileisim, o horizontalė tik porą kilometrų atrodo. Nu, tikiuos traumų nebus, nes dažniausiai nusileidžiant traumos ir ištinka. Tokios eglės čia užverčia. Vienas iš didžiausių malonumų po žygio – įkišti šaltą vandenį kojas.
Super, kaip spa. Nu ką, draugai, nusileidom. Kiek čia beveik 2,5. Nu, praktiškai kažkur 3 valandas. Čia be sustojimų. O užkilom per 10 realiai. Tai va 3 kartus lėčiau kilom viršų. Nu, žiauriai sunku. Ir šiandien buvo jau galų sunku. Kojas nebesilanksto, kaip makaronai tokie atrodo. Nes nuo 2,9 iki 1,4 kažkur nusileidom. Dar miške ten toks šlapinės, moliai. Nu ką, ačiū, kad buvot. Ir iki kitų susitikimų. Ate.